Aleikum warahmatullahi wabarakatuhu. Visi parasekite šitą brolį Habibą. Sveiki, mėly lietuviai. Šiandieną norėjau priminti jums, jog neapleistumėte savo knygos ir skaitytumėte ją. Ir suprastumėte, kas buvo iš tikrųjų Jėzus. Biblijoje pirmame laiške Timotiejui 5 eilutėje yra parašyta: vienas yra Dievas ir vienas Dievo žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Ką tai sako? Jog jūsų knygoje yra parašyta, kad Jėzus buvo žmogus, kuris buvo siųstas tam tikrai bendruomeniai ir tam tikram laikui, jog patvirtintų tai, kas buvo prieš jį ir sudarytų sandorį tarp žmonių. Jėzus niekada nevalgė kiaulienos, buvo apipjaustytas, niekada nelaidojo žmonių karstuose, nedegindavo jų, melsdavosi vienam vieninteliam Dievui. Niekada nėra sakęs, jog galima dalinti Dievą į 3 dalis. Niekada nesižegnojo savo maldos vietose, niekada nekabino paveikslų. Užduokite savo klausimą, ar jūs sekate tuo keliu, kuriuo turėtumėte sekti. Tai yra Jėzaus keliu. Kaip jis yra pasakęs, aš esu kelias, aš esu pavyzdys žmonėms, kurie turėtų mane sekti. Bet jeigu mes dabar žiūrėtume, kaip žmonės gyvena, ar jie tikrai gyvena pagal tai, ką pagal Jėzaus mokymus, ką Jėzus pats darė, tai nepamirškite, mėly lietuviai, skaityti savo knygos, įžvelgti tam tikrus dalykus ir suprasti, kas buvo iš tikrųjų Jėzus, ir suvokti, jog Dievas yra vienas. Alhamdulillah. Galite ir mane pasekti.